Rinkome šiandien su Svetlana Markevičienė, pramogų korporacijos bendrai kūrėja. Sakė labai gražus žodis naudoti šitą, tai ir naudoju. Aš Svetlanai ir jos dukrai Deimantei kūriau pramogų korporacijos vizualinį identitetą. Ir man kilo idėja pakalbinti žmogų kaip klientą, kokia patirtis dirbant su manimi. Ir ar patiko procesas, ar patinka rezultatas, ir kaip viskas vyko, ar lūkesčius patenkinau. Ir va čia toks mini interviu apie visą šitą procesą grafinio dizaino. Kokį pirmą klausimą uždavei? Pirmas, jo, ar patiko pats procesas ir kaip jis buvo suvaldytas, ar mes bendradarbiavimo tas pats principas, ar jums patiko? Labai patiko, turėjau kitą patirtį ir tikrai turėjau su kuo palyginti net nuo pradžios komunikacijos, tai man labai patiko su tavimi dirbti ir patiko apskritai tavo užduodami klausimai, kurie buvo nepatogus ir tu mus privertei išsiaiškinti, apie ką mes esame. Tai, žinok, didžiausia vertybė, nes per tiek metų kurdamos vis galvojam, o koksgi esminis mūsų ir kokia esminė žinutė, ką mes nešam, ką mes žmonėms siūlome. Ir tu mums padėjai tą išsiaiškinti. Kas mes, apie ką ir kodėl. Tai buvo superinis procesas. Bet tikėjotės lengvesnio, ar kaip? Kokia pradžioj buvo tokia, koks iš vis įsivaizdavimas buvo apie tai? Žinai, kažkaip galvojau, kad bus paprasčiau, ne lengviau, bet paprasčiau. Ir kada atsiuntei tą klausimyną, tai tas klausimynas tiek priverčia galvoti iš tikrųjų apie save, apie savo veiklą, jis ant tiek, žinai, iškapsto iš giliai, ko tu nori. Taigi tu pati prisimeni, kad net su spalvinė gama visai mes kitą atėjom, o gavom rezultatą visai kitą. Ir klausė apie lūkesčius, tai šiaip neturėjau jokių lūkesčių, tiesiog galvojau, žinai, kažkas tai tikrai bus. O gavosi idealus produktas, kuris pirmiausiai man idealus dėl to, kad jis yra apie mus. Ir ta žinutė yra apie mus, apie tai, ką mes suteikiame savo klientams. Tai labai smagu girdėti tokius nuostabius komentarus, šiaip labai man faina, kad klientai patenkinti ir kad dar sutinka interviu duoti. ir labai ačiū už bendradarbiavimą, buvo tikrai nuostabi patirtis, pažintis ir dar ta pažintis vis tęsiasi. Ir mes rutuliuojam tokius tolimesnius dalykus, kurie irgi vyksta ir labai faina, kad Ukmergėje yra tokių žmonių. Tai va. Dėkui ir aš labai džiaugiuosi, kad tu irgi Ukmergiškė jau šią dieną. Ačiū.